Kūrybiški žmonės Vytautas Klebinskas ir Gerda Serbentaitė namų interjerą kruopščiai susikūrė patys, panaudojo vienetinius baldus ir turtingos menininkų šeimos kūrinius. Mes esame žvėryne, čia mūsų namai su Vytu ir mūsų 2 vaikų ir 1 šuns. Ir dar vorų su 12 voriukų. Ai, taip. Tai mes pirkom šitą butą prieš 6 metus, 7 metus. Čia prieš tai 20 metų buvo negyventa kažkur tai, kaip man pasakojo, o dar prieš tai aš spėčiau, kad remontas buvo darytas turbūt dar prieš kokį 30 ar 40 metų. Tai teko viską iš esmės iš naujo padaryti. Iš tikrųjų, Žvėrynas pats gražiausias vasara yra, nes visas miestas ištuštėja ir man, pavyzdžiui, Žvėrynas sekmadienį, popietę yra kažkas tokio, nes tu eini vidurių gatvės visiškai kaip kurorte, paukščiukai čiulba ir tas jausmas man, atsimenu, kažkada aš čia užvažiavau, čia viskas išgriauta, aš prisimenu, langas išdaužtas ir per tą langą aš girdžiu lakštingalą čiulba per išdaužtą langą ir aš galvoju, čia vis tiek bus gerai. Ir po to jau ten buvo labai daug sunku. Dirbam, viskas užtruko labai ilgai ir Neilgai užtruko, tarsi šiaip. Man tai metus ilgai. Su pusę, man atrodo, mes remontavom šitą butą, tai čia kaip buto remontų nėra labai daug. Jo, bet mes nebaigėm jo. Iki šiol. Kaip su remontu, man tai yra labai teisingai pasakius, kaip remontas yra nebaigiamas, jis yra nutraukiamas. Tai mes nutraukėm remontuoti ir tiesiog vieną dieną, tai man atrodo net ir vieną dieną ir buvo, kad iš ryto pasakėm. Užteks mums tas. Jau užteks, viskas mes keliamės. Kai įrenginėjom, man atrodo, kai pasirinkinėjom, tai tikrai buvo labai viskas svarbu, bet gal ir gerai, kad svarbu tuo metu. Bet dabar, kai jau gyvenam ir čia yra, tai gal mažiau svarbu, aš pasakyčiau. Ne, aš tai nesutikčiau, nes tie dalykai, ties kuriais mes labai stengiamės ir labai daug ten ieškojom, galvojom, iš tikrųjų ir turi tą vertę kažkokią. Ir kitas dalykas, teisingai kitas dalykas. Ten, kur sutaupėm ir patingėjom, ten ir jaučiasi. Ten ir tu negali pamiršti to ir tavo akis bada. Ne, šiaip sienas mūsų yra labai faina idėja, yra tų sienų, kad tai yra molio tinkas. Bet su vaikais sunku. Jo, jos yra jautrios tam, bet žodžiu, jos čia ne kažkokios dažytos, bet tiesiog drėbtas molis ir kažkaip ten drėbtas. Taip, bet kad jų ten tas tonas pilkšvas yra iš anglies, sauja anglies trinto, miltų kažkokių įberta ir ten tokios kaip žvaigždutės, nežinau, čia labai matysis kažkaip. Ne, nesimato, bet jaučiasi. Gyvakim, tai tu matai tą tokį blizgėjimą, tokių kaip žvaigždučių. Sienos tai yra tik tai baltas lapas, turbūt paveikslo. Nežinau, bent jau man taip. Tiesiog, nes visą vaikystę ir, aš taip gyvenau, kad visą laiką visur mane lydėjo paveikslai. Ir po to kažkada su Gerda sodyboje mes po tėvo senas papkes pasirausėm. Ir ten, kokių lobių atradom ir tie visi lobiai čia ir nugulė. Tikrai ne visi. Kiek tilpo? Jo, kiek tilpo, bet didžioji dalis iš tėčio draugų kolekcijos, kai kurie darbai tiesiog man asmeniškai yra brangus. Ten brolis, kur mane nupiešęs, arba sesė mane nupiešus yra. Vytauto tėvai yra grafikai abu ir šiaip visa, ir seneliai, ir visa ten plati giminė yra dailininkai, grafikai, architektai ir taip toliau. Ir to viso paveldo yra tikrai daug ir kiekvienas tas paveikslas turi daug istorijų, ne istorijų, bet kaip čia pasakyti. Žinom, kaip jis atkeliavo į tos namus ir tiesiog ne šiaip, kad nusipirkom, o jis kiekvienas darbas turi savo kažkokį tai. Jo, nė vieno darbo nėra pirkto iš tikrųjų. Jo, daug buvo dėmesio, laiko ir ten to ieškojimo, kad mes nusifotografuodavom tuščią sieną ir tada kažkaip Photoshop'u ten bandydavom su tą kombinaciją tų paveikslų, kiek čia jų sutalpint galima. Kai mes pirkom šitą butą, čia buvo daug visko palikta šitam bute ir buvo antikvarinių baldų ir šiaip daiktų visokių. Ir kažką pasilikom, norėjom daug turėti mikso tokio
senoviško kažkokio daikto, antikvarinių baldų ir modernių. Viskas, ką mes iš šitus namus nešėm, stengiamės, kad tai būtų kažkoks tai, išieškotas dalykas, o ne tiesiog, kad užpildyti funkciškai kažkaip. Tai, bet jo, tai ta virtuvė mums buvo kažkaip labai svarbi, nes tai yra gana nedidelis kambarys, kuriame turėjo tilpti ir virtuvė, ir svetainė, ir valgomasis. Tai mes, norėjom, kad ta virtuvė jinai būtų tokia biški puošianti, negu kad tik tais funkciją atliktų. Ir sunku buvo rasti meistrą, kuris sutiktų padaryti iš tikro ąžuolo masyvo ir dar kaina, kad tiktų mums. Ir tada buvo istorija, jau aš praktiškai nuleidau rankas ir sakiau, kad viskas, kažką turėsim galvoti, kažką daryti. Ir galiausiai man šovė idėja fix, aš žinau, kur pardavinėja staliaus įrankius ir labai gerus japoniškus staliaus įrankius. Aš paskambinu į tą parduotuvę, sakau, žiūrėkit, jūs gal galite man pasakyti, kokie meistram pardavinėjat įrankius? Gal turit gerą meistrą kokį nors, kuris iš jūsų ir davė telefoną. Tai va, Marijau, linkėjimai tau. Tai va, ir iš tikrųjų to meistru, jisai yra wow, auksinės rankos. Ir aš po to tik tai vėliau pamačiau ir supratau, į ką aš jį įvėliau. Ir ačiū jam, jis yra nuostabus ir jisai po virtuvės mums gamino kitus baldus, ir vaikų kambarį, ir lovas, ir vaikų kambarį šitą lentyną didžiulę, čia kavos stiliuką. Ir jisai dar mums gamins baldus. Ta prasme, ten mums klausimų nekyla, kad jeigu mums reikės baldo... Jam patinka, ta prasme, aš nežinau, kiek jam ten pelninga. Mes pasibraižom, pasipaišom kažką tokio, jau tokio įdomesnio. Viskas aišku, ta prasme, labas, Marijau, atvažiuok. Industrinio stiliaus taisyklės ir du katinai. Viengungio urvas. Viduramžio modernumai. Minimalizmas, estetika, švara.